tai atsivertimo, sugrįžimo pas Viešpatį laikotarpis. Nors ne nuo šio dalyko, nuo bendravimo su Dievu, bet nuo mūsų kasdieninio gyvenimo pradėkime šiandieninį trečiojo sekmadienio apmąstymą. Kas atsitinka, kai žmogus važiuoja per greitai kažkokiu keliu, kur yra daug vingių, yra greičio apribojimas, o jis nesilaiko šių apribojimų. Galimybė, tikimybė, kad iškris iš kelio bus kažkokia avarija, yra labai didelė. Žmogus nesilaiko taisyklių, iškrenta iš kelio, yra avarija, mašina sulaužyta, žmogus pateko į ligoninę, yra daug sunkumų, daug žiaurių situacijų, vaizdų. Kenčia ne tik tas pats žmogus, bet ir kiti. Atrodo, taisyklės, kurios apriboja jo laisvę, turėjo išgelbėti jo nuo kitų nelaimių. Jis nesilaiko tų taisyklių, todėl ir nekontroliuoja savo situacijos, savo gyvenimo, praranda laisvę. Nebe jis kontroliuoja savo gyvenimą. Labai panašiai yra ir mūsų dvasiniame gyvenime. Dievas davė mums savo įsakymus, kuriuose nurodo, kas yra gera, ką reikia daryti, o ko vengti. Gal kažkas galvoja, kad Dievas apriboja, bet Dievas nori išsaugoti mus laisvus. Nenori, kad mes būtume nelaimingi, nenori, kad mes kentėtume. Jis įspėja mus, perspėja, nori mums apsaugoti nuo visokių nelaimių ir kančių. Dekalogas, graikiškai 10 žodžių, dekalogas. 10 žodžių Dievas mums davė, kad mes pagal tų žodžius gyventume, kad mes būtume apsaugoti. Galim pasakyti, čia yra 10 ženklų mūsų gyvenimo kelyje. Evangelijoje dar apie vieną ženklą girdime, kad Jėzus Kristus ateina į šventyklą ir apvalo ją nuo to, kas ten neturėtų būti. Žydai atkeliavo iš visokiausių šalių į Jeruzalę, į šventovę, nori Dievui paaukoti tinkamas aukas. Atveža savo pinigus, iškeičia jas, nusiperka tokią ar kitokią auką Dievo garbei paaukoti. Bet dažniausiai čia yra tik tradicija, išorinis ženklas. O Dievas nori aukos iš širdies. Žydų aukos nieko bendro neturėjo su atsivertimu, su Dievo pagarba. O vienintelis dalykas, tai tikriausiai vienintelė priežastis, dėl kurio jie aukojo tas aukas, tai arba pripratimas, kažkokia tradicija, arba ir noras truputį apgaudinėti Dievą, truputį nuraminti savo sąžinės išmetimus, graužimus. Jėzus Kristus nori, kad mes Dievui paaukotume tą, ką turime savo širdyje. Ten yra geriausia, gražiausia, Dievui patinkama vieta, jo šventovė. Jis laukia mūsų širdies, jis tenai nori gyventi. Tai Jėzus Kristus yra tas ryškiausias, aiškiausias, tobuliausias Dievo mums duotas ženklas. Jėzus Kristus, miręs ant kryžiaus, turėdamas žaizdas ant savo rankų, ateina pas kiekvieną iš mūsų. Jo žaizdose yra mūsų išlaisvinimas, mūsų išganymas. Jo žaizdose yra mūsų džiaugsmas, mūsų laisvė, mūsų sėkmė. Sveikinu visus, kurie garbina Jėzų Kristų, uoliai išgyvenant gavėnios laikotarpį. Su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.